Sveiki, čia yra kuriu savo naują videoblogą. Todėl tam šiandien atsikėliau geriu kavos. Kažko tuštinusi, bet nenorėjau nieko daryti. Su lyg savo dalykais aš galėsiu taip ir toliau gyventi. Na, o būtent pripažinti tik save, kad gyvenimas nėra tai žaidimas. Gyvenimas nėra priklausomybė. Su jais galima gyventi 95 milimetruose. Nors nenoriu aš, kad atstumo ant jų tai būtų, tokį tanką man įdavė. Man įdavė tokį tanką. Štai tokį tanką. Bet tas tankas jau yra sustatytas į dvi dalis. Ir nežinau, kodėl tas kaip ir kas, bet geriau būtų save. Kuo daugiau po truputį, tuo daugiau gyvenimas klostysis į savo vėžes. Ką turėjęs esu, ko neturėjęs esu. Turėti galiu, bet ko neturiu, ko savęs nemoku. Ir todėl, kad man priklauso mano visas gyvenimas. Jiems ne kiekvienam tai yra verta. Ne kiekvienam tai yra verta, nors man tai nereikia ten tų skudurėlių, ten tų tankų, bet vis tiek gyvenimas ir gyventi reikia. Na, o tai tiksliau, mama nepasirūpina su manim. Jei pasirūpintų, būtų gerai pats tas. Nepasirūpina, nes mano mama nepasirūpina Zita Gintalinė, nepasirūpina, kad į namus reikia vežti mane su savo tais variantais. Ir dėl to tam, kad kvalifikacijom turėtų kažkas tai juos kitus remti. Aš nenoriu iš jūsų nieko daryti. Kuo durniau, tuo geriau. Kuo geriau, tuo blogiau bus. Jei vienas pats kur nors išeisi, kuo geriau, tuo blogiau atsitiks ne mums ir ne kitiems. Todėl mane velka iš paskos, nervus gadina su savais tais, stato savo krames, kad man kažkokia liga įvesti kažkur komplikacijams. Nenoriu, kad komplikuotų apie mane kažką, tai būtent su manim komplikuotų. Nenoriu, kad man mąstysenos nebūtų tokios idealios. Tiesiog tariant, jeigu ką, tai aš pats nusistatysiu jau tą, tik man duos nustatytą ir tada tik tais galėsiu toliau savo ramų gyvenimą gyventi. Toliau. Mama turėtų ateiti pasiimti, mama nepasiima, nes užima darbo vietas jiems. Ir jie slaugo mane, todėl tam, kad gyvenimas būtų ilgesnis, o mama tiesiog tariant tuos metus, todėl, kad jie turėtų eiti į reabilitacinį skyrių. Ir vėl galės jie toliau gyventi. Jiems reikia, kad kojas patektų, kad įžyga įrašytų, o toliau tai nieko neveikia. Mes viską puikiai žinom. Tai vėl buvo Giedrius Intalas, su jumis videoblogas buvo ir ate. Peace.